Ir tada būsiu laimingas. Ir viskas. Kada žmogus iš principo iš vis gali būti laimingas. Koks viso pagrindas. Pati esmė žmogaus gyvenimo. Taigi tiesiog eikim į pačią esmę. Kada žmogus gali būti laimingas? Tada, kada jisai pradeda vykdyti savo paskirtį. Ją sužino, ją suvokia ir pradeda vykdyti savo paskirtį. Tai dabar mums reikia aiškiai sužinoti, kokiagi žmogaus paskirtis šiame pasaulyje. Ko mes čia kiekvienas esame. Man tai buvo duota suvokti kiekvieną savo vidaus ląstelę. Mes atėjom į šį pasaulį. Štai aš, štai tu, aš ir tu, aš ir mes visi atėjom kiekvienas. Ko mes ateinam? Ko ateina kiekviena visatos dalelė čia? Tiesiog ateina išsireikšti viešai. Vijoklis išdygo, jisai pareiškė save, aš toks, aš tai šitaip gyvenu, aš tai toks. Tai yra pasireikšti viešojoje erdvėje, toje aplinkoje tarp visų. Viešoji erdvė šiuo momentu pakankamai yra užteršta, energiškai aš kalbu pagrindė visą laiką apie energijas, pakankamai užteršta, pakankamai daug negatyvo joje yra ir visa tai įtakoja į kiekvieną iš mūsų. Ir kokiagi mūsų galutinė paskirtis štai šitoje aplinkoje. Tai yra eiti ir pasireikšti, koks aš esu. Tai yra pasireikšti viešai, kaip viešasis aš. Štai aš atėjau va toks. Nuo seno lietuvių kalboje vietoj žodžio aš buvo daugiau naudojama žodis pats. Ką pats manai, kaip pats galvoja, ne? Viešasis pats. Ir nuo seniai šitie du žodžiai susijungė į gilų, prasmingą, labai aiškiai išreikštą žodį. Viešpats. Ką reiškia žodis viešpats? Tai yra kūrėjas, šeimininkas, valdovas. Bet šitas žodis turi prasme valdovas, kuris rūpinasi savo pavaldiniais. Tai yra kūrėjas, kuris kūrė gyvenimą rūpindamasis viskuo, ką jisai paliečia. Tai mano paskirtis išsireikšti viešai kaip savo gyvenimo kūrėjo, savo gyvenimo valdovo, to, kuris rūpinasi viskuo aplinkui. Ir kada aš šitą dalyką suvokiu, tada tarnystė tampa natūraliu suvokimu, supratimu, kad tai yra kitaip neįmanoma, tai yra tavo gyvenimas. Duot, tai yra tavo gyvenimas. Neapsirūpint, o duot. Pažiūrėkime į šventraštį, ką Jėzus pasakė. Pažiūrėkite į dangaus paukščius, jie nei aria, nei sėja, ar jie neaprūpinti. Pažiūrėkite į pievų lelijas, jos nei verpia, nei audžia. Ar jos neaprūpintos, ar jos šokinėja, rūpinasi kažkuo. Kur čia man, kaip čia man dabar? Jos tiesiog žydi, skleidžia grožį ir kvapą. Taigi žmogui reikia skleisti iš savęs, o visa kita bus pridėta. Giliau mes eisim toliau, ant galo, kituose seminaruose apie šitą. Taigi tarnystė tampa natūraliu vidiniu poreikiu. Ir štai tada, kada mes suvokiam, kad ne fiziniai veiksmai lemia, o būtent ta energija, kuri iš mūsų vibruoja. Tai yra tas jausmas, kuris yra mumyse. Tai reiškia, kas yra tarnystė. Tai ne fizinis veiksmas pirmoje eilėje, o pirmoje eilėje tai yra jausmas, tai yra meilė. Džiaugsmas, pasitikėjimas, dėkingumas, atsidavimas ir ramybė. Kada mes esam šitam jausme, tada mes spinduliuojam į visatą būtent tai, kas daro. Jeigu kiekvienas žmogus tai padarytų, tai visa visata taptų absoliučiai meilė. Tai yra būtų visiška harmonija. Absoliučiai. Štai kokia žmogaus paskirtis. Ir kas iš to turėtų būti. Kokie rezultatai iš to turėtų gautis. Ką mes pajustume tada. Kaip tai išsireiškia mumyse. Pirmiausiai tai išsireiškia kaip ramus pasitikėjimas gyvenimo tėkme. Kad mums nereikia rūpintis. Mes prisirūpinom. Žinot, ką mokslininkai nustatė?
80%, mažiausiai 80% mūsų tikslų ir norų žudo mus. Pagalvokit, ko mes norim. Parūkyti norim, kai kurie. Išgert, persivalgyti. Nu gerai, ne visi, aš sakau, bet šiaip visuomenį kokį nori. Išgert, persivalgyti, sekso, pasikaitinti saulėje, nesvarbu, tai sveika, nesveika, galima, negalima, dar kažkokių tokių dalykų, ko tik norit prisigalvokit. Kavos, ten, ko tik, malonumų visokiausių. Noriu karuselėje pasisupti ir paskui apsirėmė. Bet noriu. Ir kas gaunasi iš to? Taigi, mūsų norai prie proto švytuoklių suformuoti mums žudantys yra didžioji dalis. Todėl mums tai reikia pasitikėti. Mes nežinom, ko norėti, kad mums būtų gerai. Mes prisinorim ir mums blogai. Tada mes galvojam, kad kažko kito reikia norėti ir vėl blogai. Ir vieną iš 5 geriausiai pataikom, kad bent jau neblogai. Štai kaip murkdomės. O kada mes pradedam vykdyti savo paskirtį, mes natūraliai savo širdyje pradedam girdėti. Kaip tai vyksta? Kada mes atsipalaiduojam, mumise nėra įtampos ir mumise teka meilės energija. Meilės energija turi savyje informaciją. Kiekviena energija neša savyje informaciją. Ir toje meilės energijoje yra informacija kaip navigacija mūsų gyvenime. Ką, kada ir kaip reikia padaryti, kad tu išliktum šioje būsenoje. Kad tu išliktum meilėje, tai yra pilnoje laimėje. Reiškia, tu tiesiog, kada pradedi nuraminti savo protą, šitas visą laiką jisai pradeda rimti. O informacija tekanti per meilę, tai yra pajautimas savo vidaus pradeda aktyvėti. Ir mes pradedam girdėti savo vidinį balsą, tai vadinama intuicija. Ji pradeda vesti ir pradeda labai aiškiai vesti. Kuo daugiau teka meilės energijos, tuo daugiau aiškiau per mumis kalba. Ir tada mes staiga suvokim, dabar daryk tą, tai gerai. Vau, padarau. O dabar daryk tą, tai irgi gerai. Ir aš tiesiog pradedu eiti ir daryti. Ir kai aš pasižiūriu, kad man nereikia galvoti, ką daryti, o tai reikia tik klausyti ir daryti, tiek jėgų atsilaisvina, kad aš pradedu daryti 10-eriopai daugiau, visi žiūri, iš kur tu žinai, ką daryti, o kodėl tu tiek daug jėgų turi, o kaip tau išeina. Tiesiog tai pradeda tekėti. Būtent atvert šitą, per tarnystę, per meilės energijos tėkmę, atvert navigaciją savyje. Va čia ir yra esmė. Štai todėl atsiranda ramus pasitikėjimas gyvenimu, kada nereikia nieko apsirūpinti, kovoti dėl nieko ir įsitempti. Ir atsiranda meilė aplinkai. Mes pradedam matyti visame kame meilės energiją. Mes sakėm, kad per viską teka jinai. Ir viskas turi savo energinį lauką. Bet tiesiog mes nejaučiam to energinio lauko. Todėl, kad mes suspaudę čia, mūsų vibracija visai kita. Ir mes pradedam nejaust, kad lėlės gyvos. Juk vaikystė jos visos mums buvo gyvos, teisingai. Jos dabar, kas mums? Plasmasės ir sintetikos gabalas ir viskas. Mes nejaučiam, kad vietovės gyvos. Į gimtinę atvažiuojam ir tai pradedam nejausti. Mes net žmonių nejaučiam. Mes nejaučiam, ką žmogus pajautė. Aš jam pasakiau kažkokį nedėkingą žodį, jis viduj suvibravo, bet aš to nepajaučiam. Mes nejaučiam širdimi, mes bendraujam per kaukes. O dabar atsiranda meilė aplinkai. Tai ne ta meilė, kad mes mylim sutuoktinius, vaikus, tėvus. Mes mylim kokią meilę. Jeigu tu toks, tai aš tave myliu. Jeigu tu netoks, tai tu peklon. Iš tikrųjų, tai yra ego, tai yra erotas, egoistinė meilė. Ne tiek surišta su erotika, nors ir tai yra tame pavadinime, bet tai yra egoistinė meilė, sąlygiška, myliu už tai, tik tai. Taigi, mes pradedam mylėti taip, kaip žvaigždėtą dangų. Įsivaizduokit dabar. Stovit žydinčioj pievų, žiūrit į dangų, šiltą vakarą. Ar jūs norit to pasinaudoti? Ar norit pakeisti? Norit sulaikyti? Nieko nenorit iš vis. Jokių reikalavimų. Žinot, kad išauš rytas, dėl to nepergyvenat. Dangus dings, žvaigždės dings.
nebijau dėl to nei sulaikyti, nei pasinaudoti, nei įtakot kažkiek, tai nieko, tiesiog, wow, ir viskas, atidavimas, jausmo atidavimas be jokio noro gauti rezultatą. Štai kas vyksta, tai yra meilė, tikrasis meilės jausmas. Ir tada mes nešvaistom energijos, neįsitempiam. Reiškia visa ta laisvoji energija, kuri kaupiasi mumse, jinai išsireiškia kaip žvalumas, entuziazmas, jeigu aš žinau, ką daryti, noriu, ne rytoj, ne dabar, kad ir naktį, nesvarbu, tiesiog darau, nes tai gera yra. Šitoks pasireiškia būsena. Ir aišku, kad fizinis energingumas tai natūralu, nes fizinių jėgų mums paprastai pakanka, jeigu mes teisingai maitinamės, miegam, kvėpuojam visiškai, viskas gerai. Ir atsiranda laisvoji energija, leidžianti išnaudoti pilną fizinį potencialą. Ne tai, kad aš ten vos, visas jėgas aš galiu panaudoti. Todėl fizinis energingumas yra aišku, kad ligų tada nėra. Nėra nuo ko mus stabdyti bordiūrais. Energija cirkuliuoja pilnai, jos trūkumo nėra. O bet kuri liga yra meilės energijos trūkumas. Tai, kad sveikata natūralus dalykas. Sumažėja norų. Tai ką mes čia dabar? Kaip daržovė būsima, ne? Sėdė, nieko neveiki, nieko nenori. Aš nieko nenoriu. Mėlyje, kas yra noras? Pat tu turi savo rankinę, ne? Ar tu nori jos dabar? Tu ją turi. Ar mes norim tai, ko mes turim? Ne, mes tai turim. Ko mes norim? To, ko mums trūksta, taip? Tai noras kas yra? Trūkumo jausmas. Noras apsirūpinti, gauti, savo, imti. Tai yra įtampa, tai yra kova. Jeigu aš noriu, aš turiu gauti, aš turiu įdėti pastangas. Ar tai yra meilės energija? Ar aš galvoju tuo momentu, ar aš jaučiu meilės jausmą? Džiaugsmą, pasitikėjimą, dėkingumą, atsidavimą, ramybę? Ne, man reikia gauti. Štai mes kaip jaučiamės ir mes išbarstom tuo momentu. Taigi, kada mes suvokiam, kad mums nėra kuo apsirūpinti, mums duos viską tada, kada reiks ir tiek, kiek reiks. Sakykit, kuri širdies ląstelė blaškosi po organizmą šaukdama, kur mano mineralai, kur mano vitaminai, kur mano plazma, maistingos medžiagos, ar duos, ar ne. Nėra šito dalyko. Viskas harmoninga, ląstelė dirba. Ir jinai savo energiniu vidum suvokia, kad jeigu jinai dirbs harmoningai, organizmas harmoningai ją aprūpins. Ryšys, priklausomybė. Mes pametėm tą ryšį, suvokimą apie tą ryšį. Taigi, kada mes jį atrandam, mes suvokiam, kad norėti nėra ko. Mūsų norai mūsų žudo, aš nežinau, ko norėti. Man reikia klausyti ir nieko nenorėti. Ir daryti tai, ką man sako. Ir tada prasideda tėkmė kaip upė. Upė teka visada lengviausių kelių. Mokslininkai bandė apskaičiuoti, ar yra lengvesnis kelias upėje tekėti, kaip man atrado. Ne. Visata veda viską pačiu lengviausių kelių. Rytoj mes apie dėsnių šnekėsim, dar tai pilnai išsiaiškinsim, patvirtinsim. Taigi ir čia norėti nėra ko. Tiesiog yra džiaugsmingi ketinimai. Ta energija niekur nedingsta. Ir aš nedarau mažiau. Ir aš nesėdžiu nieko nenorėdamas. Aš tiesiog jaučiu, va tą padaryti, dabar va tą padaryti, tą. Aš nenoriu, man to ne tai, kad reikia, man gera tai daryti. Ir aš žinau, kad tai gera kitiems. Ir todėl darau. O ne iš noro kažką tai išpešti, gauti apsirūpinti. Todėl norų nėra, o yra džiaugsmingi ketinimai padaryti kažką tai gerą. Kaip mes paprastai gyvenime siekiam rezultatų? Labai konkreti aiški formulė, kuri atrodo taip, tai taip ir yra. Mes paprastai turim norą, mes visada kažko norim, ar ne? Tai jeigu aš noriu, ką man reikia padaryti? Reikia įdėti pastangas, reikia išsikovoti tą. Ir tada aš pasieksiu tą rezultatą, kurio noriu. Tai yra siekiamas rezultatas. Teisinga formulė? Atrodo ir teisinga. Kas nori ir kas veda mus į kovą. Tai yra mūsų ego. Mūsų ego, tas mūsų aš galiu, ar ne? Kuris, ar jis viską gali? Nelabai, va tai ir jis veda mus į kovą. Su baime, abejonėm, įtampom, tiesiog veda švaistydamas energiją. Ir pasirodo, kad jisai veda į tokius rezultatus, kurie 80% mus žudo.
Ir mes per tai silpstam. Ir mes matom, kad šitoj formuliai kažkas tokio yra, kas užprogramuoja mus ėjimui žemyn į visišką degradaciją. Į ligas, į skausmus, į nusilpimą ir į mirtį. Kažko čia trūksta. Ko trūksta? Kad tai suvokt, pažiūrėkim, kaip mes vis tik einam per, kaip mes realizuojam save. Paprastas, eilinis, buitinis, materialus žmogus. Jisai tiesiog eina kaip aš galiu, kaip viešasis ego. Aš atėjau, aš. Aš galiu, aš susitvarkysiu, jo, prieš visus, aš susitvarkysiu. Ir štai jisai eina tiesiog švaistydamas savo energiją ir rodydamas savo kaukės prieš visus. Ir jisai turi parodyti taip, ir tarnauti reikia. Nu, tai sako, reikia. Aišku, gerai paremsiu, bet žinokit, man reikia, kad mokesčių sumažintumėt, ir dar jeigu straipsnį ten parašysit, diplomą, ateina rinkimai, man reikia, aš tarnauju. Ir štai kaip tas Martynas, atrodo, kad lyg ir kai pradedi iš gyvenimo spausti reikalauti, lyg ir pasiduoda jisai. Taigi atrodo, kad fizinis veiksmas kažką tai padaro ir pakeičia. Tai įsivaizduokit, kai mes stovim prieš veidrodį ir mes norim, kad veidrodis rodytų kitaip. Ir mes paimam, nekeičiam tą, kas atsispindi, o paimam ir keičiam veidrodį. Ir pasukam, jisai lankstus įsivaizduojam ir pasukam. Ir jisai rodo, o čia padariau, gerai. Jeigu mes jį atleidžiam, kas bus, jisai atsitiesia. Kol mes įdedam energiją ir laikom, jisai lyg ir duoda rezultatus. Paleido, dėja, mes galvojam, kad įdėjom pliusą, bet gyvenimas apsisuka ir skaudžiai trenkia kumščiu mums į nosį. Mes išvaistom energiją, atsiranda įtampos, jos realizuojasi aplinkui, gyvenimas sudėtingėja, išvaistom dar daugiau energijos, pradedam sirgti, viskas griūva. Gyvenimas skaudžiai trenkia kumščiu mums į nosį. Taigi mes matom, kažkaip netaip einam ir kažkaip netaip netą gaunam. Kažko tai aiškiai trūksta, kažkas negerai. Taigi ko trūksta? Trūksta rakto. Rakto, kuris yra senas kaip pasaulis, kuris yra nuo pat pradžios mūsų širdyse įdėtas. Tai yra komplekso suvokimų ir konkrečių veiksmų išeinančių iš jų, kuris leidžia mums iš principo pakeisti savo gyvenimą, atrakinti save, atrakinti tiesiog savo gyvenimą. Atrakinti kelią, kuriuo mes galim eiti į tą gyvenimą, į naująjį gyvenimą.